Labas, čia Ronvytas ir tęsiam rubriką Susipažink su Nordspace išmanių erdvių kaimynais. Taigi esame prie 18 bokso, kur įsikūręs autoservisas, būtent įmonės pauzė, kur remontuojami, nuomojami automobiliai. Užeikime į vidų, pažiūrėkime, kaip įsikūrė ir pakalbėkime, kokias paslaugas teikia ši įmonė. Tai čia užsiemat automobilių nuomą ir jų tvarkymą. Pavėžėjams būtent. O kodėl jūs pasirinkot Nordspace patalpas? Lokacija gera, visiems patogu, realiai miesto vidurys, iš bet kurio taško, patogu privažiuoti ir visi žino, kaip brenda tą Nordspace. O kaip su išmaniuočiu būtent erdvėm? Naudojatės to nuotolio atidarimu, uždarimu? Tai tik ir naudojamės, labai patogu, jeigu tarkim sugedo mašina naktį, suveikiam tralą, atvelka mašiną ir kad raktų ten nesivežiot kažkur, nuotoliniu būdu atrakinam, vairuotas ant stalo palieka, raktus ant deklaraciją, jeigu avarija įvyko ar dar kažką, uždarom. Uždarėt ryte atvažiavai ir viskas. Taip, ryte atvažiuoja viskas vietoj, pagal kameras matom, kas buvo priėjęs prie mašiną, jeigu buvo, kas nebuvo, kas atvažiavo, taip yra labai patogu.